Sveiki, jūs esat kanale Matematika be streso ir šiandien mes kalbėsime apie realiuosius skaičius. Pradėkime. Nežiauk, tai labai įdomi tema. Kas yra realiai skaičiai? Pradėkime nuo pagrindų. Realiai skaičiai tai skaičiai, kuriuos galima pažymėti mūsų tiesiojoje. Pavyzdžiui, matome mūsų tiesiąją nuo -4 iki +4 ir matome aibę skaičių, kurias aš pažymėjau mėlyna spalva. Tai gali būti ir neigiami skaičiai, tai gali būti racionalūs skaičiai, tai gali būti racionalūs skaičiai, tai gali būti trupmenas. Taigi, visi skaičiai, kuriuos galima vienu ar kitu būdu pažymėti mūsų tiesiojoje, tai yra tiesiog realiai skaičiai. Ir yra tokie dalykai kaip kompleksiniai skaičiai. Ateityje galbūt mokysitės universitete ir prieisite prie kompleksinių skaičių. Tai yra įsivaizduojami skaičiai, jie taip pat naudojami realiam gyvenime, nors jie yra įsivaizduojami. Tačiau apie tai jums kalbės jau profesoriai, o čia mes kalbame apie realiuosius skaičius, taigi apžvelkime juos. Sudėkime visus realiuosius skaičius į atskiras aibes, kad labiau suprastumėm, kas ką daro. Pavyzdžiui, paprasčioji aibė iš realiųjų skaičių tai bus natūraliųjų skaičių aibė. Mes ją žymime raidę N. Natūraliai skaičiai tai yra patys banaliausiai. Šitos skaičius išmokstate, kai būnate vaikai, tai jums pasako yra 3 bananai, 2 žaisliukai, 1 saldainis. Tai yra tai, ką galima realiai pamatyti ir paskaičiuoti. Ne pusėmis, ne gabaliukais, bet visą daiktą paskaičiuoti, kiek tų daiktų yra vienoje erdvėje, ar ant stalo, ar dar kažkur tai. Kita aibė vadiname sveikieji skaičiai. Na, sveikieji skaičiai tai labai panašu kaip natūraliai, tik natūraliai skaičiai neturi nulio ir neturi neigiamų skaičių. Tai va, sveikiai skaičiai jau turi ir nulį, ir neigiamą skaičių. Tai reiškia, mes galime turėti -3, bet mes negalim turėti -3 saldainį ant stalo. Mes galime turėti nulį, bet negalim sakyti, kad turiu 0 pinigų. Tiesiog neturiu, tai reiškia, neturiu ką skaičiuoti. Paskaičiuok kiek pinigų, nieks nesako, paskaičiuok 0 pinigų. Tai natūraliai mes jų neturime, todėl mes negalime jau paskaičiuoti, todėl tai nėra natūralusis skaičius. Tačiau nulis ir neigiami skaičiai priskiriami prie sveikųjų skaičių. Dar turime tokią aibę racionaliųjų skaičių. Apie tai jau mokėmės mano 3 ar 4 pamokoje, kur kalbėjome, kas yra racionaliai skaičiai. Visų pirma, tai yra visi tie patys sveikiai skaičiai, tie patys natūraliai skaičiai, bet prie jų dar prisideda dar viena grupė skaičių, kurias galima išreikšti per trupmeną. Tai yra 1/7, 98 ir taip toliau. Jeigu teigiama, kad jūsų skaičius priklauso racionaliųjų skaičių aibei, tai galima teigti, kad jūsų skaičius yra sveikasis skaičius padalinti iš natūralusis skaičius. Pavyzdžiui, -8 padalinti iš 3 arba -5 padalinti iš 2 arba 8 padalinti iš 7 ir taip toliau. Tai reiškia, kad vietoj skaitiklio pas mus sveikasis skaičius, o vietoj vardiklio natūralusis skaičius. Tai yra Z padalinta iš N. Tas raides reikėtų beje išmokti, nes jos figūros jūsų užduotyse. Tai reikia atsiminti, ką reiškia Z. Z yra sveikasis skaičius, N yra natūralusis skaičius. Na ir yra tie mūsų mylimiausi racionaliai skaičiai, kuriuos tiesiog neįmanoma apskaičiuoti, nes jie yra be galo einantis į ten kažkur už kablelio milijonas, milijardas nesuskaičiuojamų skaičių. Kaip pavyzdys, tai yra kvadratinė šaknis iš 2, kvadratinė šaknis iš 3, kubinė šaknis iš 2, netgi tas mūsų pi skaičius. Ir šiuo atveju, jeigu teigiama, kad mūsų skaičius priklauso į racionaliųjų skaičių aibei, tada negalima tą trupmeną, kai sveikasis skaičius dalina natūralų į skaičių, nes ta trupmena reiškia kaip tik priešingą dalyką, kad jeigu jį įmanoma, tai reiškia mūsų skaičius būtų racionalusis. Tiesiog tai reikėtų atsiminti, nes tai yra pagrindinis bruožas, kaip atskirti racionalų skaičių nuo iracionalaus. Štai mes ir apžvelgėme visas pagrindinės realiųjų skaičių aibes, į kurias įeina racionaliai, sveikiai, natūraliai ir iracionaliai. Tam, kad padėti mums geriau suprasti, kuri aibė priklauso kokiai aibė arba yra kokios aibės poaibės, dažnai naudojami piešiniai. Tai vienas iš tokių piešinių jūs matote dabar ant stalo galėtų būti sudarytas iš geometrinių figūrų, kurios parodo, kad realiai skaičiai apima viską, iracionaliai skaičiai yra tiesiog atskira hebra, kuri nepriklauso visiems kitiems skaičiams, po to eina racionaliai skaičiai kaip didelis stačiakampis, į kurį eina daug kitų. Jame pažiūrime dar yra sveikiai skaičiai, o sveikosios skaičiuose yra natūraliai skaičiai. Pamintant, mes kalbėjome apie būtą ir kambarį. Tai yra labai panašus palyginimas, kai jūs einate į būtą ir būtas yra realiai skaičiai. Tualetas koks nors ir vonia yra iracionaliai skaičiai, po to jūs einate į didelį kambarį, tai yra jūsų racionaliai skaičiai. Tame kambaryje yra didelė dėžė, ji vadinasi sveikiai skaičiai. Jūs atidarote tą dėžę, o joje yra mažutė dėžutė ir ten yra natūraliai skaičiai. O taip pat daugmaž galima įsivaizduoti, kaip veikia visas procesas. Techniškai galima netgi atsiminti karaliavimo tokią piramidę RQZN. Jeigu pamirš RQZN, tai reiškia R realiai,
Q racionaliai, Z sveikieji ir N natūraliai. R galėtų būti mūsų būtas, Q galėtų būti mūsų kambarys, Z galėtų būti dėžė tame kambaryje, o N galėtų būti maža dėžutė toje dėžėje. Ir nepamirštame, aišku, mūsų iracionaliosios, tai tą tualetą ir vonę arba virtuvę, kurie irgi yra tame pačiame bute, bet tai yra atskiras kambarys, kuris neįeina į tas pačias dėžutes. Kiti dar mėgsta panaudoti dėmes, išreikšdami tas aibės, pavyzdžiui, viena dėmė galėtų būti kitoj dėmėje ir taip toliau. Tačiau man tai yra truputėlį per sudėtinga. Ašgi sugalvojau savo piramidę, kuri vaizdžiai parodo, koks skaičius priklauso kokiai aibei ir kokia aibė yra kokios aibės poaibės. Visų pirma, viršuje matome tos pačius paprasčiausius skaičiukus, kuriuos išmokstame nuo pat vaikystės. Tai yra 2, 3, 4, 5. Visi tie, kuriais galėtumėm paskaičiuoti tai, ką mums duoda. Arba ką mes turime, arba ką mes matome. Tai yra natūraliai skaičiai. Po to mūsų gyvenime atsiranda sveikieji skaičiai. Tai yra tie patys natūraliai, tik tai +0 ir visi neigiami skaičiai. Mums dabar jau sakoma, kad žiūrėk, yra toks skaičius -2, -3 ir tai jau pradedame mokytis mokykloje. Tačiau kai mes bręstame, ateiname į 8 klasę, štai atsiranda ir racionaliai skaičiai. Tai yra mes sužinome, kad skaičius gali būti ne tik labai paprastas ir aiškus, kaip koks 5, 6, -8 ir 0, bet ir 3 aštuntųjų, -2 septintųjų ir taip toliau. Ir tai yra mūsų visi realiai skaičiai. Jūs matot, kad piramidė statosi ir kiekviena nauja aibė suvalgo mūsų prieš tai buvusią. Taip yra sudaroma jų priklausomybė. Na ir prie tų pačių realiųjų, bet taip šoniukė apačioj atsiranda jau toks mokslinis variantas, tai ir mūsų iracionaliai skaičiai. Tie, kurie likti gyvenime nelabai dažnai naudojami, kol jų mums neprireikia, bet jie egzistuoja, mes negalime jų ignoruoti ir jie irgi priskiriami prie realiųjų skaičių. Taip atrodo piramidė ir priklausomybė, mes prie jos dar sugrįšime. Aš iš vis patarčiau jums padaryti screenshotą čia, jeigu jums tinka ir patinka mano aibių atvaizdavimas, ir išsaugokite ją, nes šitos piramidės mums reikės sprendžiant visus pratimus susietus su skaičių aibėmis. Na ir išspręskime keletą, kad būtų aiškiau, kas kaip daroma. Turime tokį klausimą, tik vienas duotų teiginių yra neteisingas, kuris, sakoma, 0 nepriklauso N aibei. Kas yra N aibė? Tai yra natūralusis skaičius. N natūralusis skaičius. Ir natūralusis skaičius iš tikrųjų neapima 0, nes 0 nėra naudojamas, kad paskaičiuoti kažkam tai. Tai reiškia taip, šis teiginys yra teisingas ir mes tiesiog jį pabraukiam šaunuoliai. Šitas geras. Pažiūrėkime antrą. -kvadratinė šaknis iš 9 nepriklauso sveikųjų skaičių aibė. Z reiškia sveikieji skaičiai. Pažiūrėkime -9, tai būtų mūsų -3 ir sveikieji skaičiai ir sakoma, kad nepriklauso. Sveikieji skaičiai yra visi skaičiai nuo minus begalybės iki plius begalybės, bet jie visi turi būti nepadalinti, nesuskaldyti, tai reiškia sveikieji, ne? Tai -3 yra sveikasis skaičius, tai šitas teiginys iš tikrųjų nėra teisingas, nes -3 priklauso. Bet išspręskime ir kitus, kad pažiūrėti, ar tikrai nesuklydome. Kubinė šaknis iš 8 nepriklauso iracionaliems skaičiams. Kubinė šaknis iš 8 tai yra 2 ir 2 tikrai nepriklauso iracionaliems skaičiams, nes 2 yra racionalus, natūralus, sveikasis skaičius, tai tikrai nepriklauso šitai aibei. Ir paskutinis sako, kad pi nepriklauso racionaliems skaičiams. Ir tai yra tiesa, nes pi iš tikrųjų priklauso iracionaliems skaičiams. Tai tas teisingai, tai mes matome, kad vis dėlto B variantas yra neteisingas teiginys ir -3 iš tikrųjų priklauso sveikiems skaičiams, o čia pažymėta, kad ne. Pažiūrėkime dar vieną. Šitoje užduotyje mus prašo paimti 2 iracionalius skaičius, kurie nėra tas pats skaičius, sudėti, padauginti, atimti ir padalinti ir pažiūrėti, ar rezultatas priklausys kažkuriai iš aibių. Aš pavyzdžiui paimsiu A ir B, kad būtų šiek tiek paprasčiau. A skaičius priklauso iracionaliųjų skaičių aibei ir B skaičius priklauso iracionaliųjų skaičių aibei. Bet mes dar žinome vieną sąlygą, kad A nėra lygus B. Tai labai svarbu. Ir pabandykime išspręsti visas sąlygas. Tai yra A plus B yra iracionalusis skaičius. Na taip, jeigu jūs paimtumėt kokį kvadratinę šaknį iš 2 ir kvadratinę šaknį iš 3, tai logiškai, kad jums daug skaičių už kablelių, pridėta prie kitų daug skaičių už kablelių, nieko naujo neduoda, tai vis tiek lieka daug skaičių už kablelių. Todėl taip, mes vis dar priklausome iracionaliųjų skaičių aibei. Pabandykime kitą.
atimti. Na, iš tikrųjų tai nėra taip svarbu, ar jūs atimat, ar sudedate, vis tiek jūs pasiliekate toj pačioj iracionaliųjų skaičių aibėje, nes daug skaičių atimti iš daug skaičių, vis tiek lieka daug skaičių, nes jie ne tas pats skaičius. Jeigu tai būtų tas pats skaičius, ši situacija būtų visai kitokia. Jeigu būtų tas pats skaičius a ir b, tai mes sakytume kvadratinė šaknis iš 2 atimti kvadratinė šaknis iš 2 gautųsi 0. Viskas, puiku, tai mes išlipom iš iracionaliųjų skaičių ir papuolėm ir racionaliuosius skaičius, ir į sveikuosius skaičius. Pabandykime dabar išspręsti c. Čia mes turime a padauginti iš b ir priklauso iracionaliems skaičiams. Ar tai yra tiesa? Ir žinote, čia iš tikrųjų aš sakyčiau, kad suformuluotas klausimas šiek tiek šiaip sau, nes pažiūrėkime į tokius variantus. Galime paimti a ir pasakyti, kad tai bus kokia nors kvadratinė šaknis iš 2 padauginti iš kvadratinės šaknies iš 3. Tada pas mus gaunasi kvadratinė šaknis iš 6, kas iš tikrųjų vis dar yra iracionalusis skaičius. Čia viskas gerai. Bet jeigu mes paimtumėm pirmą skaičių kaip kvadratinė šaknis iš 8, o antrą skaičių kvadratinė šaknis iš 2, pas mus gautasi 16, iš 16 gautųsi 4, o 4 tai yra jau racionalus skaičius ir todėl šitas dalykas nėra įmanomas. Todėl aš suformuočiau šį klausimą kitaip. Ar visada iracionalų skaičių dauginant iš kito iracionalaus skaičiaus atsakymė bus iracionalus skaičius? Tada mes sakytumėm ne visada, nes yra atveju, kai iracionalusis skaičius gali pavirsti racionaliuoju. Prie to mes galime pažiūrėti dalybą, kas labai panašu, ir jeigu pavyzdžiui padalintumėm kvadratinę šaknį iš 3 iš kvadratinės šaknies iš 2, mes tikrai gautumėm iracionalų skaičių kažkokį tai, bet jeigu mes paimtumėm kvadratinę šaknį iš 8 ir padalintumėm iš kvadratinės šaknies iš 2, mes gautumėm kvadratinę šaknį iš 4, kas yra 2. O 2 nėra iracionalusis skaičius. Taigi vėl mes papuolame į tą duobę, kad kartais taip, o kartais ne. Na ir pažiūrėkime paskutinį. Teigiama, ar teisingas teiginys, jei kubo tūris v yra 80 metrų kubė, tai kubo briaunos ilgis a priklauso iracionaliam skaičiui. Kaip skaičiuojamas kubo tūris? Priminsiu, tai yra v lygu a kubė. Tai yra formulė, kurią naudojame, kad apskaičiuoti tūrį, bet tūrį mes jau žinome, todėl užrašome kitaip. A kubė lygu 80 metrų kubė. Tai kaip sužinoti a? Tai tiesiog reikia a lygu kubinė šaknis iš 80. Ir aišku, kad 80 iracionalusis skaičius, nes niekaip negalim paskaičiuoti čia kubinė šaknis iš 80. Jeigu tai būtų kubinė šaknis iš 8, nebūtų problemos, tai būtų 2. Bet kadangi mes turim 80, tai reiškia skaičius bus iracionalus, todėl čia negalime apskaičiuoti ir taip tada galime sakyti, kad a priklauso iracionaliųjų skaičių aibei. Pažiūrėkime šios užduoties b dalį. Čia mums sakoma, kad j apskritimo ilgis yra 15 pi cm, o spindulio ilgis yra išreikštas centimetrais. Čia žiauriai svarbu ir mes pažiūrėsime kodėl. Tai r priklauso sveikųjų skaičių aibei. Na ir pažiūrėkime, ar tikrai taip. Atsiminkime, kaip skaičiuojamas ilgis, nes mes žinome ilgį, tai ilgis skaičiuojamas kaip 2 pi padauginti iš r. Ką žinome šiuo atveju, tai c, tai yra mūsų ilgį, tai užrašykime 2 pi r lygu 15 pi. Štai ką mes jau žinome užduoties pradžioje. Ką galime iškart padaryti? Na, galime panaikinti pi abiejose pusėse, padalinti ir kairę ir dešinę pusę iš pi ir matome, kad lieka tada 2r lygu 15. Na, ir reikia paskaičiuoti r lygu, tai reiškia 15 padalinti iš 2. Na ir mūsų atsakymas 7,5, o 7,5 nėra sveikasis skaičius, nes sveikasis skaičius tai tas, kuris būtų 7 arba 8 šituo atveju, bet kadangi mes turim 7,5, tai yra skaičius nesveikasis, tai mes taip ir užbraukiam ir parodom, kad ne, jis negali priklausyti sveikųjų skaičių aibei. Ir štai aš grįžtu truputėlį prie, užrašysiu kitą spalvą, grįžtu truputėlį prie to teiginio, kad jums buvo pasakyta išreikštas centimetrais. Kodėl tai yra svarbu? Nes jeigu jūs išreikštumėte dabar viską tą patį milimetrais, jums sakytų, jeigu r yra išreikštas milimetrais, tada gaunasi, kad mes dalinom r ne iš 15 cm, o iš 150 mm. Ir jeigu 150 mm padalintumėm iš 2, gautume sveikąją normalų skaičių, kuris priklausytų mūsų sveikųjų skaičių aibei, tai būtų 75. Tai va, tai tokia smulkmena atrodo, bet jį gali reikšti labai daug, o matematikoje labai svarbu atkreipti dėmesį į smulkmenas, nes kartais jos
jūs pakiša koją ir padarėte klaidų vien dėl to, kad neatkreipėte dėmesį į kažkokią tai smulkmeną. Tai tiek apie realiosius skaičius, kaip supratote, tema nėra labai sudėtinga, tai reikia atsiminti, kokie skaičiai priklauso kokiai aibei, o kokia aibė yra kokios kitos aibės poaibės. O jeigu jums patinka mano pamokas ir jūs manote, kad jos atneša jums šiokios tokios naudos, tai būtinai spauskite like, rašykite komentare, aš skaitau visus komentarus, aš atrašau jūsų komentarus, man labai įdomu sužinoti, ar jums patinka, ar per daug sudėtinga, ar kaip tik viskas tapo kur kas aiškiau po pamokos. Ir aišku, jeigu gaunate gerus pažymius, tai būtinai rašykite, aš labai džiaugiuosi už kiekvieną iš jūsų. Susitiksime kitoje pamokoje. Iki.